Sveiki vaikai, šiandienos tema pagrindinė paprastosios trupmenos savybė. Gerai, kokia tai yra savybė? Tai yra, jeigu mes dauginam trupmeną iš kažkokio nors skaičiaus ir dalinam iš kažkokio nors skaičiaus, tai esmė nepasikeis. Jos reikšmė nepasikeis trupmenos. Kodėl taip yra? Parodau kol kas pirmą pavyzdį, po to parodysiu, gal iš karto. Gerai, jeigu turiu trupmeną kažkoks skaičius A ir kažkoks skaičius B, nesvarbu kokie tie skaičiai. Ir jeigu aš juos padauginsiu, abu padauginsiu iš kokio nors skaičiaus, vienodo skaičiaus, neskirtingo, būtinai turi būti vienodas skaičius, tai aš gausiu atsakymą, kuris nesikeis. Šiuo atveju galbūt taip atrodo keistai, bet to aš paaiškinsiu su skaičiais. Nesikeis atsakymas, nes mes žinome, kad 3/3 tai yra tiesiog vienas. Mes jau tai mokėmės. Mes žinome, kad šita trupmena yra tiesiog vienas. Tai įsivaizduokite, jeigu aš turiu, tarkim, 10 antrųjų. Ar visi žino, kad tai yra 5? Visi žino, gerai. Bet dabar mes paimam ir padauginam iš 2. Abu skaičius padauginam iš 2. Ir 10 padauginu iš 2. Ir 2 padauginu iš 2. Ar atsakymas pasikeitė, ar liko 5? Liko 5, matome visi, kad tai vis tiek 5. Ar aš 10 padalinau iš 2, gavau 5, ar 20 padalinau iš 4, vis tiek gavau 5. Dabar, jeigu aš padalinsiu trupmeną iš kokio nors irgi vienodo skaičiaus, bus irgi tas pats. Mes jau netgi su jumis mokėmės tos savybės, tai yra pagrindinė dalmens savybė. O tai ir yra, mesgi visi žinome, kad trupmena tai yra dalmuo, tai yra dalyba. Vienu metu ir skaičius, ir veiksmas. Tai pagrindinė dalmens savybė, jeigu jūs prisimenat, buvo tokia. Jeigu mes 30 dalinam iš 6, kaip pavyzdys, žinom, kad tai yra 5. Visi moka daugybos lentelę, 30 dalinti iš 6 yra 5. Tai yra dalmuo, tai yra dalyba. Ir jeigu aš jį kartu padalinsiu ir tą skaičių iš to paties skaičiaus, tai yra iš skaitiklį ir vardiklį padalinsiu iš 3, tai gerai, ką aš gaunu? Aš 30 dalinu iš 3 gaunu 10, 6 dalinu iš 3 gaunu 2. Tai atsakymas, kaip matote, nepasikeitė, vis tiek atsakymas yra 5. Šiuo atveju buvo atsakymas 5 ir šiuo atveju atsakymas 5. Matote? Niekas nepasikeičia. Tai reiškia, jeigu aš turiu kažkokią trupmeną su dideliais skaičiais, bet jie yra prastinami iš vienodo skaičiaus, galima juos padalinti, tai aš galiu tai atlikti be jokio atsakymo pakeitimo. Aš nieko nepakeisiu. Atsakymo nepakeisiu, bet savo palengvinsiu gyvenimą. Tarkim, žiūrėkite, pavyzdys. 36 dalint iš, tarkim, 18. Galbūt nelabai dideli skaičiai kol kas, bet ateityje bus dar didesnių skaičių ir aš turiu mokėti suprastinti. Tarkim, iš kokio paprasto skaičiaus jie prastinasi? Iš 2. Tai gerai, dalinam iš 2 abu skaičius, ir mes gaunam, kad čia bus 18 9. O iš kokių 2 skaičių jie dabar dalinasi? Iš 3. Tai padalinam dar iš 3. Ir aš gaunu 6/3. O gal dar galiu padalinti? Dar iš 3 galiu padalinti. Padalinu dar iš 3. Ir aš gaunu 2/1. O 2/1 yra kiek? Tiesiog 2. Kaip matote, 36/8, jeigu būčiau padalinęs iš karto, irgi yra 2. Bet jeigu aš turiu labai didelius skaičius, kokius nors 100 ar 1000, ir aš noriu šiek tiek savo palengvinti gyvenimą ir supaprastinti, aš galiu prastinti iš 2, iš 3, iš 5, kiek ten prastinsiu, tiek ir galiu. Ir galiausiai gausiu paprastą lengvą uždavinuką, kurį išspręsiu mintise, be skaičiuotuvo. Čia yra būdas palengvinti gyvenimą, tai yra mokėti, padalinti ir suprastinti trupmeną. Gerai, kada gali prireikti man padidinti trupmeną? Kada man gali prireikti padidinti trupmeną? Gerai, parodau tokį pavyzdį. Kaip man gali prireikti padidinti trupmeną? Tarkim, aš turiu
2/50. Ir man reikia štai šitą skaičių užrašyti kaip dešimtainį skaičių. Aš nežinau, koks yra dešimtainis skaičius. Bet žinau, kad dešimtainiai skaičiai užrašomi štai taip. Čia yra 1/10 ir galiu ją parašyti kaip 1/10. Gerai, čia yra 1/100 ir ją galiu užrašyti kaip 1/100. Ir tarkim 1/1000. Ją galiu užrašyti kaip 1/1000. Tai ką aš noriu pasakyti, kad jeigu aš vardiklėje gausiu kokį nors ten 10, 100, 1000, aš žinosiu, kaip paversti mano paprastą trupmeną į dešimtainį skaičių. Tai ar aš galiu iš 50 gauti kokį nors skaičių, kuris man tiktų iš šitų? Iš kiek man reikia padauginti, kad gauti kažkokį tinkantį skaičių? Iš 2, teisingai. Tai jeigu aš padauginsiu iš 2 ir skaitiklį, ir vardiklį, aš gausiu 4/100. Tai ar aš dabar galiu užrašyti jį kaip dešimtainį skaičių? Visiškai teisingai. Jeigu 1/100 atrodė taip, tai 4/100 atrodys va taip. Matote, kaip paprastai aš paverčiau šitą. O jeigu aš nemokėčiau padauginti ir nežinočiau šito būdo, ką man reikėtų padaryti, kad paversti šitą skaičių į dešimtainį? Ką aš atlieku? Aš atlieku dalybą. Teisingai. Pabandome paskaičiuoti, kaip būtų. Ar tikrai, ar aš teisus? Gerai, 2 bandau dalinti iš 50. Ar tikrai tai bus? Ar tikrai gausiu 400? Tai gerai. 2, gerai, va taip gal, biški toliau. 2 iš 50. Gerai, kiek 50 telpa į 2? 0. Rašom 0, dauginam iš 0, gaunam 0, 2 ir rašom 0. Papildomas 0 visada kablelis. Gerai, kiek 50 telpa į 20? 0. Dar kartą